Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Brangūs tikintieji, šiandieną šis laikas vedantis pavasario linkui ir ypatingos šventės jau šiais metais paminėtos, minimos. Ir taip neseniai skambėjo iškilmingas himnas Lietuvos vasario 16-ąją. Po kelių dienų kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 4-oji Šventas Kazimieras, Lietuvos jaunimo globėjas. Ir kovo 7-oji vakar garbingo mūsų Lietuvos šauklio, kitos laisvės lietuvio, signataro Vlado Malinausko gimimo šventė. Žmogus gimė, atėjo į pasaulį. Ir šiandien 155 metai atminimo jam. Kovo 8 dieną Onuškio Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje paminėtos 155-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko gimimo metinės. Klebonas Algimantas Gaidukevičius, Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, Donato Malinausko giminaičiai, svečiai bei onuškiečiai meldėsi už signatarą, kurio palaikai 1993 m. birželio 14 dieną palaidoti Onuškio bažnyčios šventoriuje. Meldėsi už signataro seserį Filomeną, sutuoktinę Zofiją ir visą giminę. Klebonas priminė tragišką Donato Malinausko lemtį. Lietuvos labui dirbęs, lietuvybę puoselėjęs, daugybę iniciatyvų rėmęs, pats mirė iš bado tremtyje, tolimame Altajaus krašte. Klebonas lygino nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio likimus. Jie neįtikėtinai panašus. Abu buvo ištremti, kalinti Altajaus krašte, daug iškentėję, bet neišsižadėję Lietuvos ir lietuvybės. Gerbiami onuškiečiai, Donato Malinausko mokyklos moksleiviai. Šiandieną mes susirinkome čia, Onuškio bažnyčioje, paminėti Donato Malinausko 155-asias metinės. Paprastai jau keletą metų ta proga yra teikiama Donato Malinausko premija kultūros, todėl norėčiau keletą žodžių tarti apie patį Donatą Malinauską. Donatas Malinauskas yra užaugęs Onuškio apylinkėse, tačiau jisai gimė ne dabartinėje Lietuvoje, gimė Latvijoje, Kriešlukėje. Jo krikšto tėvai buvo grafas Pleteris, iš garsios giminės, kurio brolis buvo pirmoji Muravjovo auka 63 metų sukilime. Matyt, su tuo reikia sieti kovingą Donato Malinausko būdą, nes jis būdavo principingas, bet reikia pastebėti, kad kartu jisai buvo neišpasakytai demokratiškas. Jis reikalavo vienodų balsavimo teisių visiems gyventojams, ne pagal luomą, kaip tuo metu buvo priimta. Iš Donato Malinauskas visada ėjo pirmose gretose. Ir reikia pastebėti, kad būtent jo iniciatyva buvo suformuota Vilniuje organizacija 12 apaštalų. Pradžioje tai buvo grinai bajoriška organizacija, apimantys kelis asmenis. Iš Donato Malinausko darbų minėtina ir galima daug minėti, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tą faktą, kad jis buvo būtent pirmasis asmuo, kuris spaudos draudimo metais, 1900 metais išspausdino garsųjį pranešimą. Maža to, jisai siekė, kad ne tik tie, kurie inteligentai mokėjo skaityti, galėjo tą raštą perskaityti kalbų, tačiau jisai po studijų Tabore
gerai mokėjo čekų kalbą ir prisidengdamas čekiškų pavadinimų jis pavadino lietuvių alfabetą, pavadindamas jį čekų alfabetu. Dėl to nuo caro Franko to dalyką praleido ir nepastebėjo. Jis aktyviai dalyvavo dėl už lietuvių teises bažnyčiose kovojų. Paminėtinas yra faktas taip pat dėl Didžiojo Seimo. Paprastai dokumentuose mažai kur mes sutiksime faktą, ką Donatas Malinauskas veikė Didžiojo Seimo metu. Jisai su Landsbergiu, Donatas Malinauskas buvo atsakingas už Didžiojo Seimo apsaugą ir jisai vedė visas derybas su caro valdžia, kad netrukdytų šitam Didžiajam Seimo veiklai. Dabar buvo dar visai darbų, visus suprantate, yra netgi sunku išvardinti, tačiau pagrindinis darbas jo yra kartu su kitais signatarais pasirašytas 918 metų vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės aktas. Pats akto pasirašymas, jis negarantavo pilnai nepriklausomybės. Buvo sudaryta pirmoji vyriausybė, tačiau sunkiai neveikė ir buvo labai kritinis momentas 18 metų pabaigoje, kada bolševikai stovėjo pilyje ir diena iš dienos turėjo užimti Vilnių ir vyriausybė pilnai buvo pasimetusi, netgi vyriausybės nariai niekas nenorėjo imtis pareigų vadovauti vietoj Valdemaro vyriausybei. Tuo momentu yra labai pastebėtas tokia aplinkybė, kad būtent Donatas Malinauskas su 3 kunigais Taugaičiu, Mironu ir Petruliu pakviečia tiesiog iš gatvės Šleževičių ir paprašo jį sudaryti antrą vyriausybę. Todėl mes labai kiekvienais metais sausio 1 dieną, praėjus 6-7 dienom, turime vėliavos pakėlimo ceremoniją Gedimino kalne. Toliau Donato Malinausko visokių veiklos yra, to nepasibaigė, jisai dirba diplomatu Čekoslovakijoje, paskui dirba vėliau Estijoje. Jo visi darbai suprantate yra netgi sunkiai nusakomi ir sunku yra viską iki galo papasakoti. Tai minim būtent šitos dalykus, ką jisai padarė dėl lietuvių kalbos, dėl lietuvių demokratijos vystymosi. Mes kiekvienais metais Donato Malinausko anūko iniciatyvą esame įsteigę premiją. Premija įsteigta Jungtinės Amerikos valstijos ir jo gimimo dienos proga yra įteikiama asmenim, kurie nusipelno kultūrai. Šitos jubiliejai, šitam asmenys, kuriem yra teikiama premija, pasirenka patys laureatai. Jie išmąsto, kaip jiem atrodo. Mes, tai čia atliko ir aš atliko tokią formalią funkciją. Tai vat šiandien premija yra teikiama istorikui Simonui Jėzuitui. Todėl norėtume jį pakviesti čia ir įteikti jam premiją. Gerbiamas Juozai. Manau, kad yra norinčių pasakyti žodį, pasveikinti, tai labai kviečiu. Pirmiausiai gal kviečiu Eveliną, Trakų rajono savivaldybės atstovę. Sveiki, gerbimieji. Pirmiausiai, tikrai labai yra džiugu Simone griežtai, kad šiandien turime tiek daug jaunimo, mūsų mažųjų, tai yra tikrai mūsų valstybės ateitis. Tai labai tikrai noriu padėkoti mokytojams ir mokyklai už tą skiepimą.
patriotiškumą, pilietiškumą, nepriklausomybės jausmą. Tai tikrai labai smagu atvykti čia ir matyti tiek daug mūsų mažųjų, kurie galbūt jau šiek tiek pavargo, bet tikrai, kuriems paliks tam tikrą įspūdį ir įkvėps ir Simono darbai. Ir iš tiesų turime daug progų švęsti ir šiandien minime gimimo metinės gerbiamo signataro. Kaip sakau, šiandieną tokia šviesi diena prieš pirmadienį, tokios išvakarės mūsų kovo 11-osios nepriklausomybės atkūrimo dienos. Tai tikrai, kaip sakyt, būkim pasiruošę, turim daug renginių, o šiandien tikrai susirinkome tikrai ir dėl Simono, kuriam tikrai nuoširdžiai mero vardu norėčiau padėkoti už puoselėjimą veiklą. Manau, kad ta komisija tikrai objektyviai įvertino ir labai smagu, kad, kaip sakyti, jūsų tas indėlis, ta nepriklausomybės puoselėjimą ir visai su veikla šiandien yra vertinama. Kaip sakoma, dirbame ne dėl įvertinimo, bet labai smagu, kada gauname jį, ar ne? Tai Simonai didžiausia sveikinimai nuo mūsų mero Andriaus Šadevičiaus ir kuo didžiausios kūrybinės sėkmės. Dabar buvusi laureatė. Tai žiūrėkite, tie visi laureatai, tie visi premijų gavikai, mano galva iš tikrųjų yra Donato Malinausko 12 apaštalų klubas, tik po jo mirties. Tai labai smagu, kad šis iki klubas gavo apaštalą ištisai išsišiepusi. Žmogų, kuris nuolat šypsosi ir turi tvirtą stuburą. Labai faina. Ant didžiulį dirbą. Ačiū. Dabar pačiam laureatas teiksime žodį. Tai ačiū labai gerbiamam Viktorui, ačiū labai ir komisijai gerbiamai ir gerbiamai Daivai už tokį gražų palinkėjimą man tęsti estafetę ir pagalvoti, kas galėtų jungtis į šį gražų būrį iš tikrųjų, nes mūsų signataras, kuris yra labai man asmeniškai gražu, tekę prakeliauti pro šalį, bet štai proga yra atrasti Lietuvoje gražių daugiau vietų ir Boniško bažnyčia yra viena tokių tikrai. Ačiū gerbiamam kunigui už gražų pamokslą, už tai, kaip matau, kaip įtraukta yra bendruomenė su pačiais mažiausiais prieš akį, aišku, ir štai labai oro, graži muzika buvo tokia, labai sukūrė jaukią atmosferą. Man atrodo, tuo Lietuva gali didžiuotis, tuo mes kartais gal dalyvaudami visokiuose politiniuose debatuose, ar kokiuose kartais nepagalvojame. Tuos mažus miestelius, kurie puoselė tą Lietuvos dvasią, kur tai pamatai labai gyvai, labai asmeniškai. Šiandien iš tikrųjų labai puikus pavyzdys, man atrodo. Ir čia galėčiau kaip istorikas irgi leistis į kažkokias datas, palyginimus, bet manau tikrai to nereikia, nes signataro darbai ir jo bičiulių darbai labai geriausiai atsiskleidžia, kol yra žmonės, kurie gyvi ne kažkokiais tai tekstų perskaitimais, bet gyvi va ta dvasia, kaip jūs šiandien. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, tai yra gražiausia ir labai dėkingas esu ir Trakų rajono savivaldybei, kad irgi pagerbė čia mane, sakykim, tikrai su sveikinimais, su gėlėm, tai iš tikrųjų labai visiems esu dėkingas. Na ir manau, tikrai nesinori gana vis tiek žvarbu dar kol pavasaris jau rodo mums ar ne saulytę, tai gal išeikime į lauką ir pagerbkime signatarą ten. Ačiū dar kartą visiems. Garbės Kristų ligonė, gerbiama seniūnė Zita, gerbiama direktorė Rima ir gerbiamas laureatas, atsiprašau, gerbiama Adelina ir visi sveikinimai premijos teikimo proga. Noriu pasakyti, kad Lietuvoje yra daug turtingų žmonių, bet ne visi nori kultūros premijai ar kultūrai skatinti skirti savo lėšas. Ponas daktaras gydytojas Viktoras ir jo žmona Želina ir Donato Malinausko vaikaitis Tadas Stopas su 2 vaikais, 2 anūkais, 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 2
žmona Jadvyga, kai tik negaili pinigų, negaili lėšų kasmet skirti tokiai premijai. Taigi mes sveikinam laureatą ir tikimės, kad jis gal parašys vieną kitą žodį apie Malinauską. Ir mes galėsime, reiškia, juos paviešinti, nes šiaip premiją gavusi yra nemažai žmonių, tačiau kai jiems skambini ir siūlai ką nors parašyti, jie taip savo, reiškia, tai, kaip sako, tiesiog sveikinam ir linkim jums geros kloties, o šiaip dėkojam gimnazijos direktoriui, seniūnai, o žinoma labiausiai klebonui dėkojam. Jis šiandien daugiausiai šnekėjo, jis kasmet prisimena Donato Malinausko šeimą, taigi dėkojam ir jiems ir visiems onuškiečiams, žinoma, dėkojam pirmiausia valdžiai, Evelinai, prašom padėkoti merui, kad jis ryžosi, teikėsi išsiųsti jūs, išleisti iš darbo, pasveikinti, reiškia. Taigi labai malonu, dėkojam visiems ir Viktorui, ir daktarai Žydūnai, ir žmonai irgi už tokį pasiaukojimą, už tai, kad skiria lėšų premijai. Ačiū. Aš trumpai keletą žodžių noriu pasveikinti gerbiamą laureatą gavusi tokią garbingą premiją ir pasidžiaugti tuo, kad ši premija įteikta mūsų Onuškio Švento Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, yra mums dviguba garbė, ir pasveikinti tuo pačiu visus su artėjančia kita švente, tai yra artėjančia kovo 11-ąją. Taigi dėkoju jums visiems, kurie atvykote, pagerbėte mūsų bažnyčią, mūsų laureatą, mūsų svečius, mūsų kleboną, ir linkiu jums, kad grįžtumėte čia, kad grįžtumėte ne tik per mūsų didžiąsias šventes, kad aplankytumėte Onuškį, pravažiuotumėte pro šalį, užsukite, bus malonu, mes jūsų visada lauksime ir visada mielai sutiksime. 2024 metais Donato Malinausko kultūros premija įteikta istorikui, muziejininkui, dirbančiam Kauno muziejuje Simonui Jezavitai. Prasminga, kad Viktoras Jencijus Butautas, papasakojęs apie Donato Malinausko nuveiktus darbus, premiją įteikė Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje Onuškyje, kurio bažnyčios šventorijoje ilsisi pats nepriklausomybės akto signataras. Miestelyje, kuris yra 2024 metų mažoji Lietuvos kultūros sostinė.